Viena tragedija, kita, trečia ir dar viena, kas jas sieja. Ne tik skausmas ir netektis, jas jungia kur kas baisesnis dalykas – valstybės abejingumas. Kai policijai pranešama iš anksto, bet tragedija vis tiek įvyksta. Kai vaikas stumiamas iš 5 aukšto, o teismas sako, duosim dar vieną šansą. Kai prievartautojas ar maniakas ne tik išvengia realios bausmės, bet ir toliau vaikšto tarp mūsų. 1 valandą nakties yra išmušamas langas, yra uždedamas vainikas su žvake ant automobilio. Niekas tam kelio užkirsti negali. Kaip jūs įsivaizduojate gyvenimą 2 mažų vaikų ir kaip iš viso net suaugusių žmonių, kaip jūs įsivaizduojate gyvenimą, jeigu jums kas 2 dienas didžiulis plytgalis įlėkė pro langą. Tai yra įrašas, kuris darytas vos prieš kelias dienas. Tai yra spalio 20 dieną, naktis iš sekmadienio į pirmadienį. Ateina žmogus, išmuša langą, pats nukrenta, vėlgi galite pasižiūrėti į šitą žmogų apšviestą dieną. Teisėsaugos institucijom įrodymai yra atnešti ant lėkštutės, viskas nufilmuota. Vien nuo spalio 3 iki 20 praeina 17 dienų. Ne viena pradėta baudžiamoji byla, ne vienas ikiteisminis tyrimas, jie turėtų būti apjungti, bet per visą tą laiką nesugeba kreiptis į teismą tam, kad teismas galėtų sankcionuoti kardomąją priemonę suėmimą šitam asmeniui. Tai yra jam duodamas laikas daryti, ką jis tik tai nori su ta moterimi, su jos vaikais. Tai ne pavieniai atvejai, tai sistema neveikianti, lėta, šmerkianti akis ir dažniausiai atsibundanti tik tada, kai jau per vėlu. Šis video ne apie politiką, tai apie mus visus. Apie tai, kaip šiandien bet kuris iš mūsų gali tapti kita byla. Nes kai teisingumas tampa parodija, tylėti jau yra nusikaltimas. Laikas paklausti garsiai, kiek verta žmogaus gyvybė Lietuvoje? Ir ar mus tikrai tokiais naiviais laiko? Šis pasakojimas ne apie vieną nelaimę ir ne apie vieną klaidą. Tai apie sisteminį abejingumą, kurio pasekmės – kraujas, skausmas ir žmonių gyvenimai. Kol vieni kenčia, kiti apsimeta, kad nieko nemato. Kaltieji lieka laisvėje, o institucijos tyli. Šis video gimė susikaupus daugybei emocijų. Stebint, kokiamis bevertėmis tampa biurokratinės Lietuvos institucijos. Kyla klausimas, kiek Lietuvos valstybei iš tikrųjų rūpi jos pačios gyventojai. Tokie atvejai ne vienkartiniai, jie vis kartojasi ir tai galima drąsiai vadinti sisteminiu abejingumu. Žvelgsime keletą labiausiai palietusių įvykių, situacijų. Tikriausiai apie šios įvykius būsi girdėjęs ar girdėjusi ir tu. Daug kas girdėjo apie kelių chuliganą, kuriam jau ne kartą buvo kviesta policija. 2025 m. birželio 24. Per Jonines įvyko skaudi nelaimė. Po netikėtos tragedijos žmona liko našle, 2 nepilnamečiai vaikai liko be tėvo. Anot vietos gyventojų, tariamasis automobiliu priešės į būrį žmonių nesustojo ir pabėgo iš įvykio vietos per Rugių lauką. Kaip komentavo Marijampolės policijos komisariato atstovė, tariamasis pražudė žmogų, anksčiau ne kartą buvo baustas už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus, tarp jų ir už vairavimą be pažymėjimo, nes teisės vairuoti jis niekada nebuvo įgijęs. Tursučių kaimo gyventojai pasakoja, kad įtariamasis pastarąsias 2 savaitės siautėjo po gyvenvietę, kai įsigijo automobilį. Dėl pavojingo vairavimo žmonės buvo ne kartą kreipėsi į policiją. Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai chuliganai nesulaukia realių pasekmių, o jiems vis suteikiamas šansas pasitaisyti ir dažniausiai tai baigėsi didelė tragedija. Šis įvykis įvyko 2024 m. vasarą. Sprendimas priimtas 2025 m. vasarą. Kodėl jaunuolis pasikėsinęs į vaiko gyvybę lieka laisvėje? Tai dar vienas iš daugelio neseniai žiniasklaidoje nuskambėjusių nusikaltimų. Teismas paskelbė nuosprendį byloje, kurioje 18-metis pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo atimti gyvybę mažametei mergaitei bei fizinio smurto
prieš kitą nepilnametę, praneša prokuratūra. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis ėmė elgtis agresyviai, smurtavo prieš mergaitę. Vėliau nutempė ją į balkoną ir stovinčią ant betoninio paaukštinimo tyčia pastūmė. Mergaitė nukrito iš 5 aukšto ir patyrė sunkius kūno sužalojimus, lūžius bei galvos traumą. Teismas konstatavo, kad tokiais veiksmais buvo pasikėsinta jos gyvybė, tačiau nusikalstama veika nebuvo baigta, nes nukentėjusiai liko gyva. Teismas pripažino jaunuolį kaltu, jam paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas 2 metams. Kaltinamajam skirta auklėjamojo poveikio priemonė elgesio apribojimas 1 metams. Šiuo laikotarpiu jis įpareigotas būti namuose nuo 22 val. Iki 6 val. Ryto, mokytis, dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, dalyvauti socialinio ugdymo ar reabilitacijos programuose, nekeisti gyvenamosios vietos be atsakingos institucijų žinios, nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nebendrauti su mažamete nukentėjusiąja, informuoja prokuratūra. O kodėl jis neįpareigotas nebesmurtauti prieš kitus, nestumdyti mergaičių iš balkono ir panašiai? O gal tai savaime suprantama? Tuomet ir dirbti, mokytis yra savaime suprantama. Ir dar, kaip bus užtikrintas kitų žmonių saugumas. Tų, su kuriais jis mokysis, dirbs, gyvens kaiminystėje, ar tiesiog sutiks pakeliui į darbą, mokymosi įstaigą, parduotuvę. Ar vėl lauksime, kol nutiks dar didesnė tragedija? Kita garsi byla, sulaukusi daug dėmesio, buvo apie Jurbarko prievartautoją. Šis nusikaltimas įvykdytas dar 2019 gegužę. Sprendimas priimtas 2023 kovo 17 dieną. Ši byla nuo pat pradžių vyko vangiai, atmestinai ir buvo lydima keistų sprendimų, kuriuos kiti teismai po to panaikino kaip nepagrįstus. Ar tokio vilkinimo ir buvo siekiama? Teismas nekartą nagrinėjo didžiulį rezonansą sukėlusią Jurbarko politikos sūnaus rytų kovos menų turnyro prizininko bylą, kuris išprievartavo ir itin žiauriai sumušė 16-metę merginą. Nors iš pradžių kaltinamasis neigė kaltę, prispirtas įkalčių prisipažino. Vis dėlto tiek Tauragės, tiek Klaipėdos apygardos teismai jam skyrė vos lygtinę laisvės atėmimo bausmę, o tai sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą. Kaltinamasis buvo pripažintas kaltu dėl 2 nusikaltimo epizodų įvykdyto seksualinio prievartavimo ir pasikėsinimo išžaginti. Sutrumpinto proceso byla buvo išnagrinėta paviršutiniškai, neapklausęs svarbių liudininkų, o kaltinamojo apklausos iškart stabdžius įrodymų tyrimo ir priėmus jam naudingą verdiktą. Prievartautas atsipirko nerealiu, o lygtiniu laisvės atėmimu. Trumpesnis procesas, kurį klaidingai taikė Tauragės ir Klaipėdos teismai, netgi leido trečdaliu nurėžti bausmę. Nusikaltimas buvo itin brutalus ir ciniškas, sukėlęs merginai sunkes dvasinės ir fizinės pasekmes. Naujausias sprendimas. Jurbarkiškiui teismo sprendimu skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 3 metams. Anksčiau teismai vaikinui buvo skyrę trumpesnę 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę su vykdymo atidėjimu 3 metams. Procesas dėl civilinio ieškinio šioje byloje nutrauktas, paskelbė teismas, nes darytas susitarimas, jame buvo sutarta dėl atlyginimo sąlygų. Kol aukos kovoja už teisingumą, sveikatą ir orumą, kaltininkai bando vaidinti nuskriaustuosius. Ar tai moralinis visuomenės dugnas? Kai kalta pati sistema, tikėtis teisybės yra naivu. Ar gali sistema nubausti pati save? Biurokratinis procesų vilkinimas. Tai paaiškina, kodėl mūsų sistema, kuri turėtų ginti, apsaugoti ir kontroliuoti, iš tiesų neveikia. Biurokratai vilkina procesus, kad kol vyksta tyrimai, komisijos ir tikslinimai ir panašiai, pasikeičia valdžia, pasikeičia įstatymai, sueina senaties terminas ir viskas baigėsi visiška amnestija. Ir tai kartojasi nuolat. Procesai tempiami, nusikaltimai vyksta toliau, tačiau kaltų nėra, kaltieji lengvai išsisuka arba sulaukia itin švelnių bausmių. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Jonavos meras tai kaltas, tai nebe. Ar naujausias tyrimas apie Palucką daugybę metų vyko neaiškus dalykai, tik po žurnalistinio tyrimo STT kažką pradėjo tirti, kuo tai baigsis. Manau, daugumai jau ir dabar aišku.
Ar gali sistema pripažinti klydusi? Čekiukų skandalai? Įrodo, kad auditai viešai interesą ginti turinčios institucijos miega ir turėdamos didesnį žmonių resursą negali padaryti tiek, kiek padaro keli žmonės per gana trumpą laiką turintis motyvacijos. Tai taip pat parodo, kad saiko jausmas, moralė daugumai valdininkų yra svetimi. Pamėginkite įsivaizduoti tokį žmogų prie švediško stalo. Stepukonio mįslingas pinigų pradanginimas. Nejaugi saugumo mechanizmai veikia tik mažoms sumoms. Jie išsijungia, Vilniaus stadiono aferos. įmonė laimi viešąjį pirkimą, bet vėliau bankrutuoja ar dar dėl kokių kitų priežasčių nebegali tęsti projekto. Ir tada staiga atsiranda naujas gelbėtojas. Iš šono, kuris be jokio naujo konkurso perima darbus. Viskas žinoma pabrangsta. O stadiono kaip nėra, taip nėra. Eilinis mokesčių mokėtojas, turėdamas net ir 1 cento skolą, raginamas kuo greičiau susimokėti. Įsigyji daiktų, sumoki visus mokesčius, įskaitant PVM. Vėliau, kai daiktų tau nebereikia, parduodi juos gerokai pigiau nei pirkai. Atrodytų paprasta logika, tu nepraturtėjai, o tiesiog atsikratėjai pertekliaus. Bet ne. Tu turi aiškintis VMI, pateikti čekius, įrodinėti, kad tai tavo kadaise pirktos prekės. O jei čekis išblūkęs, išmestas ar tiesiog pasibaigus garantijai nebesaugotas, jau tarsi esi įtariamas, kad slepi pajamas. Ir jei per metus tokių pardavimų susidaro tam tikra suma, dar ir papildomai apmokestina. Kur čia logika? Dirbi mokesčiai, perki PVM, naudoji tavo reikalas, parduoti pigiau nei pirkai vėl mokesčiai, jei tiesiog bandai atsikratyti to, kas tau nebereikalinga, bet neturi kvito, tampi verslininku, kuriam skaičiuojamos pajamos. Sistema dažnai baudžia ne sukčius, o sąžiningus žmonės, kurie neuždirba, o atsikrato pertekliaus. Tuo tarpu nesąžiningi verslininkai ir politikai daro milijoninės aferas, bet jos kažkodėl nepastebamos. Dar pakalbėkime apie Seimo narių ir kitų išrinktųjų atstovų, kurie pamiršo, kam tarnauja. Bandymus maksimaliai įsisavinti pinigus per kanceliarinės išlaidas, perkant telefonus, kompiuterius ar kurą, dujos, dizelinas, benzinas į tą patį automobilį. Na, nes automobiliui nuo per daug dujų gal salnis mirta, ar dizelio skonis pabodo ir norisi benzino, Kodėl valstybė jiems neparūpina darbo įrankių? kurių nebūtų galima pasimti su savimi pasibaigus kadencijų, tad jie liktų kitiems. Būtų sutaupamos lėšos, kurias būtų galima panaudoti geresniems darbams. Logiška, juk jie perkami už mokesčių mokėtojų, o ne asmeninius pinigus. Ir tie patys žmonės drįsta aiškinti, kad reikia didinti mokesčius, gal pirmiausia reiktų pradėti nuo savęs. Kai kurie žmonės net tiek neuždirba, kiek jiems skiriama kanceliarinėms prekiams. Ne ką mažiau pikta darosi prisiminus pandemiją. Sąžiningi žmonės sėdėjo namuose, laikėsi rekomendacijų. O tuo metu dauguma valdžios atstovų, kai viskas vyko nuotoliu, judėjimas buvo apribotas, degalinės ramiai pylėsi kurą. Rimtai, kur jie važiavo, ar taip svarbu, bet kokią kainą įsisavinti viską, kas prieinama, nei parodyti sektiną pavyzdį. Jei ne žurnalistai ir visuomenininkai, visi šie dalykai nugultų stalčiuose ir būtų pamiršti. Tai kelia klausimą, ką veikia institucijos, kurias turėtų kontroliuoti, prižiūrėti ir užkirsti kelią tokiems dalykams. Kodėl jos nepajudina nė piršto, kol viskas netampa vieša. Nesąžiningi verslininkai naudojasi spragomis, kuria fiktyves internetinės parduotuvės, išvilioja pinigus, tada įmonė uždaro ir pradeda viską iš naujo. Nuostolių atgauti nepavyksta, nes toks verslininkas toliau tyčiasi iš mūsų ir turinčių mus ginti institucijų. Nes aparatas yra toks lėtas, kad kol vyksta nagrinėjimai, viskas yra suslepiama, įmonės direktorius būna fiktyvus, dažna praktika, iš kurio nieko neišieškosi. Iškertamas miškas. Atsakymas – žmogiška arba techninė klaida. Bet medžių jau nebėra? Ar tai reiškia, kad niekas neatsako?
Statybos leidimas 2 aukštų pastatui, o pastatomas 3 ar 4 aukštų. Leidimas vėliau įteisinamas jau po faktinių darbų. Ar pamenate kelių remonto skandalą, kai asfalto sluoksnis buvo gerokai plonesnis nei numatyta? Rezultatas? Degalų akcizas buvo padidintas kelių tvarkymui. Bet kelių būklė nepagerėjo. Tas pats su PSD. Įmokos padidėjo ir eilės pas gydytojus taip pat. Būtų galima tęsti ir tęsti. Tikra atvirkščių veidrodžių karalystė. Kitaip nepavadinsi. Tad kiek Lietuvoje verta žmogaus gyvybė? Kokia lėta, griozdiška ir neveiksni valstybinių institucijų sistema, kuri pasirengusi viską užvilkinti iki senaties, kad tik nereiktų gilintis, stengtis ir dirbti. Jei manai, kad šie įvykiai tavęs neliečia, vadinasi, dar nesusidūrei su šia sistema akis į akį. Bet pamėgink įsivaizduoti, jei vienoje iš šių situacijų nukentėjusiais galėjo tapti tavo mama, tėtis, brolis, sesė, vaikai ar giminaičiai. Ir kai tavo artimieji kenčia, o tu tikėjęs sistemos teisingumu, elementaraus teisingumo nesulauki. Viskas, ko tikėjai, subyra. Tu jautiesi bejėgis, tada supranti, nepakanka tik piktintis internete. Turime imtis veiksmų, reikalauti atsakomybės. Žmonės be moralės neturėtų būti tokiose vietose, kuriuose pagarba, teisingumo jausmas ar moralė turėtų būti savaime suprantami. Nuo ko galėčiau pradėti? Atsakingai balsuoti, kam patikime spręsti mūsų visų likimus. Nes politika tai ne kitų reikalas. Tai tavo ir mano kasdienybė. Tai nėra tiesiog formalumas. Ir kaip peržengiamos bet kokios padarumo ribos, privalome pasakyti garsiai. Užteks. Žmonės, pamynę elementarias vertybės, neturėtų būti ten, kur yra priimami sprendimai darantys įtaką kitų žmonių likimams ar gyvenimams. Nes jei tylėsime, rytoj kažkuris iš mūsų taps kita byla, kurią visi vėl stebėsime, o teisingumas vėl praeis kažkur pro šalį. O kaip jūs jaučiatės tai girdėdami? Ar jūs tikite, kad ta pati sistema jūs apgins, kai nutiks nelaimė? Nu tugi prieš mane bejėgi, prisipažink. Nes ją sekęs Tomaševičius yra prie jos automobilio, jisai įsėda. Kol kvies policiją, lavonas suras. Aš prižadu.